Atvykome pasikalbėti su Brasta Glass specialistais apie standartinius ir nestandartinius stiklo gaminius. Keliaujame į vidų. Džiaugiuosi būdamas čia, Brasta Glass, Kaune, ir šiandien iš tikrųjų norėjau jūs pakalbinti vieną svarbę temą. Dažnai namuose, biurose, kitose pastatuose, kada norisi daugiau unikalumo, visą laiką atsiranda toks klausimas, tai kas tai išpildys? Architektas galbūt subraižė kažkokį didžiulį veidrodį, galbūt kažkokios tai rankenos kažkas užsinorėjo geresnės, ir kur tai pagaminti. Ir iš tikrųjų mes patys irgi ieškojom, žiūrėjom ir pats pradėjau domėtis, kur galima tą padaryti. Ir tada atėjo Brasta Glass su savo iš tikrųjų šito pavadinimu ir nusprendžiau jūs pakalbinti. Pataikėte būtent ten, kur reikia. Brasta jau beveik 30 metų dirba su stiklo gaminiais. Mes esame dušo kabinų, stiklo sienelių ir ofiso pertvarų specialistai ir profesionalai. Specializuojamės dušo kabinų gamyboje. Viskas yra Lietuvoje gaminame, turime gamyklą Kaune. Ir mūsų pagrindas yra dušo kabinos, kurios turi du etapus. Vienas iš jų yra serijinė gamyba skirta prekybos centram ir pagrindinis mūsų džiaugsmas yra nestandartiniai gaminiai. Tai reiškia, mūsų neriboja nei aukštis, nei plotis, nei spalva. Galime, jūs sugalvojate, mes pagaminame. Arūnai, koks turėtų būti tobulas tas būtent gaminio užsakymo kelias, kad jum gamintam būtų lengviau? Ypatingai su nestandartiniais gaminiais, tai tobulas būtų variantas, kai į mus kreipiasi architektai, dizaineriai, tarkim, ar kad ir pats žmogus, kad pateiktų mums, tarkim, savo tą pirminę vizualizaciją, ką jis įsivaizduoja, kaip viskas yra. Tai mes, konkrečiai aš pats važiuodamas pas tokį klientą, visą laiką žinau jau, ko tikėtis, kažkokius pasiruošiu klientui klausimus, gal net iš anksto aptarėm kažką tais, kad tiesiog nebūtų tas, bereikalingas važiavimas ir po to, kad žmogui pasakyti, kad ne, dar turi kažką tais pasidaryti papildomai. Tai tas išankstinis bendravimas ir abiejų pusių pasiruošimas tam matavimo procesui yra labai naudingas. Tai ir labai sveikintinas dalykas, netgi kai būna tokie išskirtiniai projektai, kad netgi iki plytelių klijavimo žmonės pasikonsultuotų su mumis. Tada nereikės kovoti su pasiekmėm, kaip sakau, kad atvažiuoji, suklijavo kaip suklijavo, bandom dabar padėti. Tai geriausia būtų, kad nereikėtų ieškoti išeičių, kaip padėti, o tiesiog iš karto padaryti gerai. Kas toliau? Toliau ką? Važiuoju į svečius, žiūriu, kaip pasidarė, ar susikalbėjom, tada vyksta matavimas su klientu, su dizaineriu, aptarimas viso proceso, kaip ten kokios opcijos bus, gaminio įsirinkimas konkretaus spalvos, ten stiklo aukščio ir taip toliau. Ir viskas, tada įvyksta pats techninis matavimas, brėžinio darimas ir viskas. Paspaudžiam viens kitam ranką ir leidžiam į gamybą, jeigu viskas klientui tinka. Ar pardavimai taip ir daro iš tikrųjų pardavimus? Pardavimų magija taip ir vyksta, turim gerą simbiozę tarp pardavimų komandos ir gamybos. Kadangi su grūdintų stiklu, su kuo dirba Brasta Glass, negalimos jokios paklaidos. Reiškia, kiekvienas milimetras mums yra svarbus ir pergaminimo terminas šiuo metu yra ilgesnis, jeigu kažkur suklysta. Todėl, kaip minėjo kolega, mums labai svarbu atsirasti laiku ir vietoj, pamatuoti pirminiai stadijai. Ilgai svarstėm, kaip galėtumėm nustebinti savo klientus kažkokiom naujovėm, ko pasekoje išėjo puikų bendradarbiavimo santykį su JS dizainu ir šiemet pristatėme savo premium liniją. Tai visiškai nematyta rinkoje tendencija. Tiesioginiai vyriai į lubas, į grindis, kuomet varstosi pilnai duris, yra sendintos bronzos spalvos profiliai, šlifuotas plienas. Nemažai bendravome su architektais ir dizaineriais ir girdime tą poreikį, kurio reikia. Galite turėti ekstra skaidrų stiklą, tamsintą rudą pilką ir veidrodinį, kas suteikia dar daugiau pikantiškumo voniai. Arūnai, kaip prieiti prie gero rezultato? Kaip pavyzdys, turime dizainerio subraižytą projektą, galbūt, imkim pavyzdį, turime 2 metrų veidrodį pločio, ten ant 2,40 m ir aš sakau, atsiunčiu brėžinį, man reikia tokio gaminio. Tai vienas iš tokių dalykų, nebijoti klausti, kad pasidaryti viską gerai, nes žmogus, kad išsirenka, tarkim, jam patinkančius lankstus, tai nebūtinai tai erdvėje jie tinka. Dėl to visą laiką geriausia, kaip sakant, pasikalbėti tam, kad rasti geriausią sprendimą kažkokį tai konkrečiai erdvėje. Iš tikrųjų, gerai pats ir paminėjai, kad specialistai turi daryti kiekvieną savo darbą, galbūt ir dizainerio idėja yra superinė, jisai uždavė toną, kad čia reikia tokio ir tokio būtent stiklo, galbūt aukščio, bet finale ar ne vis tiek
visas išpildymas, visas tas galutinis rezultatas yra kartu su jumis, ar ne, kur jūs patarėt galbūt aukštesnis kažkoks stiklas, kažkokia platesnė dušo kabina ar kitos medžiagos, kad gyventi būtų patogiau, praktiškiau ir visi labiau džiaugtųsi to jūsų gaminiu. Taip, nes vizualizacijų duris nesivarsto, jos nesidaužo į šalia esantį klozetą ir panašiai, kas atsiranda realybėje, kai susistato visi daiktai. Dėl to yra labai gerai tiesiog gyvai pasikalbėti ir išsiaiškinti, kas yra geriausia tai erdvei. Gerai, tai Arūnai, ačiū tau, ačiū Lauro, mes dabar keliamės pasikalbėti į kitą erdvę su Greta ir Indre iš Yes Design. Ačiū Jums. Na, o dabar pasikalbėsime su architektėmis Greta ir Indre iš Yes Design apie naująjį jų ir Brasta Glass produktą. Labas, Greta. Labas. Labas, Indre. Labas. Pasikalbėkime apie šį nuostabų jūsų ir Brasta Glass gaminį. Kaip kilo idėja sukurti jį? Dušo kabinos yra toks baldas ar kažkoks, nežinau, daiktas, kurį tikrai daugumą mes turim ir jis yra labai taip ar taip reikalingas. Tai kodėl jis negali būti... Įprastinis ir be jo nieko. Taip, tai kodėl jis negali būti truputį toks paupgrade'intas ir geresnės ir kokybės ir išvaizdos, nes tikrai matom projektuose, kad dažnai susiduriam, kad turim patys per naujo kurti, nes standartai tikrai ne visus ir tenkina. Pavyzdžiui, matomi du dizainai yra labai skirtingi. Tarkim, šitos veidrodinės dušo kabinos idėja yra, kad jinai būtų nematoma. Taip. Nes kaip ir sakiau, kartais ta dušo kabina erzina ar ten erdvę gadina, tai šitos dušo idėjos veidrodinės idėja, kad jinai atspindi tiesiog aplinką, tikrai nėra veidrodinių, sakau, mums buvo taip sunku rasti, tai mes tiesiog suprojektavom veidrodinis kubas, kuris erdvė išnyksta. Tuo tarpu kita kabina, jinai yra kaip tik erdvėje akcentas, jau tokia, kad ateini ir jinai yra vonios ledis. Aš ir žinai. Taip. Kitas metalas, sendintas žalvaris. Žinai, labai gerai ir gaunasi, kada yra kūriama pagal poreikį. Reiškia, neradot, reikia, kad būtų galimybė pasirinkti, ne? Plius labai fainai duris atsidaro. Taip kitaip negu šitą iškart pastebėjom, kad tai nėra standartiniai vyriai, o tai yra specialiai tvirtinama. Tos ašinės duris yra toks tikrai retesnis variantas, bet jos, iš vienos pusės, jeigu tu atsidarai išorę tokio pločio duris, tai jos ir vietą sutaupo, nes dalis atsidaro į vidų ir nėra jokių nei begelio pačioje, nei viršui. Tai toksai, naujas sprendimas, bet labai toks fainas. Toks dizaineriškas, toks kitoks negu visos kabinos. Ką galime šiuose gaminiuose keisti, kaip pavyzdys, spalvas, kažką kito, papasakokit daugiau. Turim platų pasirinkimą spalvose, toks kaip sendintas žalvaris, tamsintas metalas, nerudintis plienas. Žodžiu, galite priderinti prie įvairaus interjero patalpų. Taip pat turim įvairias rankenas. Rankenų dizainą galima pasirinkti skirtingą ir dar galim rinktis stiklo spalvą. O, geras. Taip, tai irgi yra gana plati paletė, gali būti pilka, ruda, tai čia tiesiog jau užsakovams, kurie nori visiškai turėti vienetinius. Paminėjote autentiškumą, tai jeigu ateisiu į Brasta Glass ir sakysiu, noriu Yes Design rankenos, kokios jie neturi pas save, ant tokios dušo kabinos, ar gausiu? Tikrai taip. Tikrai gausi. Padarysim projektą, spec kokį nors. Bus unikalu ir tik pas mane vieną? Taip. Taip.